Kelionė į Egiptą prasideda. Tu kaip sekas tu? Ką čia tempi lagaminą? Šiuolaikinės moteris, tai pavara. Davėm kišiuką šokoladą porą. Bombinį numerį, sakė. Tequila Sunrise. Kokio gerumo braškės. Pažiūrėkit, kokią reakciją. Sveiki, dabar yra apie 10:03 nakties, apie 5 laipsnius šilumos, kovo 12 diena ir mūsų 18 kelionė į Egiptą prasideda. Kaip saulytė kepin? Ką žinau, vėjo dabar tik pajudu. Bet saulytė kepin tai gerai. Tas mėgalius, nemėgalius, visą kelią nemėguojas. Mes. Tu kaip sekas tu? Ką čia tempi lagaminą? Šiuolaikinės moteris, tai pavara. Į vežimą, į lagaminą, į kuprinę, į vaiką, viską tempi. Aš tai tik tai filmuoju. Kiek čia dažių turiu prisidėjęs? Va tiek. Ieškom 19 autobusą. Ant stoga čia kaip visą laiką Afrikoj. Nu ką, geri jau. Sakyk, aš visą laiką gėlė. Viskas, o ne. Nu ką tu? Vasara gražuolė. Nu, pažiūrėsim, atidavėm kambarį šokoladų. Davėm kišiuką, o mumis paveš dar čia. Pasidino mumis į vežimaitį. Šį kartą labai daug atvažiavo žmonių. 26 žmonės išlipo į viešbutį, tai čia stovėjom ilgiausiai į receptionę. Tai vis tiek biškai prasprūdom. Davėm kišiuką šokoladą porą, tai sakė, duodo mums kažkokį superinį bombinį numerį, sakė. Bet sakė, kaip draugam. Kaip draugam, sakė. Kaip draugam. Visiškai šnekėjom. Sakė, visiškai jam geriau, tai važiuojam, tuoj pažiūrėsim, kas per numeriuks. Ne. Ne, panulį, nori. Žiūrėsim, kas ten superėjo. Ir kokie tada yra nesuperėjo. Atein mūsų vairuotojas. Bet čia jau visi viską žino. Paėm. Visi. Ūkai varo, būt gerai pradurės neiškristi, nes jos taip iškai sunkiai užsidarinėja. Teritorija labai didelė yra šito viešbučio.
Tai čia nieko nuostabaus, ką mumis veža su mašinėlė. Bet jaučiamės labai vasariškai, labai šilta, labai karšta. Noris jau užsilenkti tiesiog. Ir paragauti laimės eliksyrą egiptietišką. Aš noriu atsigerti. Aš galvoju, kad jeigu paragausi eliksyrą, bus viskas. Eisim mėgoti? Eisim dar ragauti. O, kokias čia vilos. Vienas naujesnis, kitas senesnis. Oh, work was every 15 minutes. I go to room 2 minutes. O, mūsų pavežėjas, o, žiūrėk čia, išmarinuota jau betonai. Ai, va, žiūrėk tiesiai kažkur čia ryt. Nu va, atlydėjo mumis į šitą kambarį ir... Kaip gražu. Ir mums patinka. Net kvepia tokį stiprų. Mums patinka, kol kas labai patinka. Einam pasižiūrėti. Gaila, kad vaizdas ne. Vaizdas ne kažką. Bet savo galėsim vakarė gal pasėdėti čia kažką parsinešti. Jaučiu, kaimynai irgi sėdės. Kažkai, kur baras man tik tai įdomu labai. Hello, filmuoti. Nu, einam pažiūrėti tūliką. O, naujas plytelės, viską. Ai, gal reikia biškai pasijungti. O, reikia tik tais kortelį įsidėti. Wow! Kai dudumo dušiuks. Ateik, pažiūrėk, kokio dydžio dušas. Čia galėsim visi mėgoti atsigulę. Čia už Luką kambarį didesnis. Patinka tau? Aha, nepagriūk tik. Jau tu eini. Eina? Ai, tu savo. Nu ką? Fain. Einam. Pakuotis. Nu ką, žinau, geras kambariuks, ne? Ateik čia. Žinai ką? Viešbutis. Nu, kaip gal čia? Jau eina mažas bičas. Nesušlapai, ką žinai. Biš sušlapai gal, ne? Bet žinai, toks bėga vandorus. Tai wow, ne? Čia yra ką, 4 žvaigždžių viešbutis. Naujai įrengta vila visiškai gerai. Nu dar pažiūrėsim, koks maistas, kaip baras, kaip baseinas, bet Bet jau kambarys, normalu. apgyvendinims tai super, bomba, turbo. Yra šaldytuvs, šaldytoja, vandeniuką. Nu ką, biški, varom ruoštis. Nu, tėtė, turi netgi savo lovą. Čia geriausia dalis, ne? Wow. Mėgausiu viens. Nu ką, einam, pažiūrėsim, ką čia gerą duot. Net nežinom, kur eiti. Aš tikiuosi, šią kelionę mes nesakysim. Nu kokį gaidį šiandien duot valgyt? Aš manau, kad pusryčiam vis tiek sakysim, nes tai ten praktiškai. Po kokį 3 dienų sakysim, ne? O, vokulė pas mumis. O, mūsų terasikiai lelė. Nu ką? O, koksai. Važiuotojas. O tai kai šilta. Mes su triucikais. Kur tas baras, einam ieškoti tą barą. Galėtų kaip nors priekį būti nuvažiuoti. Nieka mes čia nesuprantam, mes čia pirmą dieną, kai įsilaikai, kai nors bambukai žali. Akidoliai lubija. Bet ar iš čia veikia dabar? Tai gal gražiu, kad būtų, kad neveikia. Čia vakarienės gal neisi, arba ten koks elekartai jisai yra. Jaučiu kokią nors nesąmonę dabar paskui, paskui sužinosim, kad visiškai netaip yra. Aha. Negaliu patikėti, kad aš čia kaitinas ant saulės. Eik savo. Nereal. Toks jausmas, kai gerą vasaros vakarą Lietuvoje, Liepos mėnesį kokį... Nepraėjusios vasaros. Aišku, nepraėjus, ne, tikrai ne. Bet toks koks 2-7 jaučiu. Tokia vitaminė. Tik tai, žinai, galvoju, kokias čia mums kažkai atstumas reikės vaikščioti. Reikės, čia nemažas tas. Viešbutans.
Valgysim tada pilną kampą, nes tai išvaikščiosim. Ir vaflius, ir braškės vis. Kad būtų. Vis tiek kažko bus gero. Koks tai afrikietis? Afrikietiškas geniukas woodpeckeris. Sakė, ten džakuzį turim. Gal šiaip fontanas? Nu jau, kad atsėčiau ant fontaną palėlį. Nu va. Nu, kokteiliukai va. Blue Lagoon visokie. Skanus. Skanus. Nu tai davai už atostogigę. Kad irgi būtų perfekt. Už vasarą prasidedančią. Čia vakarinę programą turbūt. Ten parduotuvės kažkokias, aš manau. Ne, ten valgyt. Valgyt, sakai? Manau, kad parduotuvės ten. Man taip atrodo. Gal. Atostogą. Nu va, ko mama moka vaiką. Tokias parduotuvės. Fontaniukai viską. Nu dabar jis irgi norės. Nu va. Pridirbai kažką čia, mama. Nu čia ir kažkoks tai tiesiog viešbutis miestas. Čia eini. Va kažkoks tai čia baras ten, reikia pažiūrėti, dar kažko yra. Čia va manalų į tokį įpylę. Nu ką darys? Kai Neverland buvo irgi kažkur pušinėjom pagal mano žemėlapio nurodymus. Dabar iš vis tokia neturi. Mano tiesiog... Nu tai... Mano tiesiog ranka užimta yra. Aš galėčiau įsijungti žemėlapį pasižiūrėti. Bet negaliu, ranką užimta su kovos padėliu. Autikas atvažiuoja. Nu tai kažkai grybą kažkur pjaunam čia. Va tvoros. Ir tas autikas jau čia važiuos. Einam va iš šaligatvį. Einam. Šaligatvį greičiau eik. Kažką rodo. Viskas gerai tik parodo. Kam? Tas vairuotojas man. Tas, kur atvarė dabar? Autiko. O, dar tas tik pavadė. Anas rodo taip. Nu į viskas. Čia. O kokias vilas. Čia jau su vaizdu į jūrą, balkoniukai viršui. Bet čia bišk senesnės, jo senesnės. Nu tu nežinai. Nu pasižiūrėk, į statybą iš karto matos kokią. Čia žinai, kaip jie irgi jų triuks, tipo. Nu, tai tau geriausia. Nu į ką, nu tai jau ką. Jis mano draugė, tada visi kita tokia patka. Avokadų medešis įtariu. Nei vieną avokadą. Ai ne, čia tų kažkokių pupų. Pupas čia kažkokias. Nu ką, gražiai. Viskas žalia. O koksai bolidas. Sakys, nuo foto. Žiūrėkit, ką mes turim. Kupranugarius. Kas ten yra kupranugariai? Igaga. Bet arčiau neinam, nes liep pinigus mokėti. Nu va, vaikam čia irgi būtų ką paveikti, čia tinkliniuks viską, ne? Ten buvo kažkoks... Futboliuks. Futbolio vartai, ten tinklinį, hebra belč. Žiūrėk, sporto salė tiesiog yra... Džimsane laukia? O, geras. O, einam į barą. Ar einam pavalgyti paieškoti? Taip, va gal tam bare. Va, tinklininkams večikė, gera. O, dar kažkokia aikštelė vaikų žaidimų. Galėjo, aišku, visi vaikai varyti. Ne. Nu, bet būtų fainiai buvę, ne? Koks viešbutis gerumo. Va, pasportuot galit. O, aerobika, viską, džingi. Kažkas pakilnuoti svarmenė.
O, vidukas jau kočiuojas. Varytumėm čia su Redu pavaryti. Parodyčiau. Arba jis man jau parodytų. Ką gera. O. Nu, va čia tai, Long Beach, ne? Nu, tikrai kad long. Kiek čia kilometrų reikia? Tiesiog. Čia net važiuoti. Nu, čia smėlis taip suvarytas, kai asfaltas atrodo. Nu, čia smėlis sutryptas. Nežinau, kiek, autobusas veža. Atvažiuoja autobusas. Geras. Nu, va, dakar, čia Tequila Sunrise. Va, random bariuks. Pležia. Mums bus sunrise. Toj mums bus sundown. Čia va jau tie prasideda, kur yra tilteliai ir ta upė. Aš tai net nesiranduoju, kur mes esam. Žinau, kad mūsų nams 96. Va snack bar. Snack bar yra. O čia va Vila 18. Towel Center. Snack barą rado. Be kažko yra visi siečiai. Varom! Rada vaflį. Laiminga esi? Dar ne. Reikia pirmą paragauti, ne? Tai gal dar įdėk? Girdi, kam reikia viskas įskaičiuota? Kažką noriu pasakyti, poni. Tokių skanų vaflių tikrai dar niekur nesuragavus. Ne vienam viskas įskaičiuota. Jie, va tokie pūsti. Jie net nerės, va iš juos, kai jėmė. Čia specialiai padaryti, kad pigiau kainuotų. Nu, aš nežinau, bet labai skaniai, labai lengvai valgas. Va, ne, Rokai? Va, dar visokių priedų. Baliukų braškių. Žinai, čia, man atrodo, čia yra euforija. Čia pirmos dienos, Taip. tai įspūdis toksai. Nes vis laik tai būn, atvažiuoji, tu pavargęs esi, tu visko nori, tau viskas skanu, tu išalgęs, tau ir faina, kad geras oras, kad saulė, šiluma, kad maistą nereik ruošti. Bet aš manau, kad čia tikrai iš tikrųjų yra gerai. Bet šiaip visokių priedų, tokių Visokių, prie ne? vaflių, nu, dar nebuvau, niekur taip radęs. Nu, va. Prašau. Tėtė, išrinko normalų viešbutį. Pasisekė. Kokteiliukus barė, tik plak, mojito, pum, 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 padarė ten. Belia kaip čia. Ką namo tik sparniai. Ar tai nebus rokas? Svarbu, kad ne tave. Aš sakau, tai nebus rokas. Ai, tai nebus roka, tave reiks nešti. Į vežimą tave, roką ant pečių. Skanos, saldžiai. Kokio gerumo braškės. Čia, hebra, čia kur pas mumis atvež į Lietuvą braškės iš Egipto. Ten yra šūdas. Žiūrėkite. Čia, garo, čia nesveikos braškės. Čia kai kieme, kai nusiskeni, pas močiutė užaugintas, tai čia va tokia skonė, pažiūrėkit kokią reakciją. Jisai karočią daug da. Aš paragau, vota. Čia nesveikai, paragau. Mes liksim dešinę pavalgę. Nebent bus daugiau. Eik tu savo, nerealias braškė. Kažkas pasidėjo va, į to žvirbliai sušoka. Žvirbliai tai kai Šiauliuose, biški tokia pasusė. Mes ten su bulka biški geresnius esam. Tai jaunikliai, man atrodo. Primaitinę biški riebesnė pas mumis iš po žiemos. Čia tokie labai jau pasusė. Toks baseiniuks su tokiom palmėm, skėtukais. Kai Karibose kokiuose. Ir dar upė čia. Ta. Lazy River. Nu, į kiek jūs galvojat, mes su šitą grožį sumokėm? Mes ėmėm paskutinę minutę, bet ta paskutinė minutė buvo 1 savaitę prieš skrydį.
Iš tikrųjų, aš sakyčiau, mums labai pasisekė, nes mes kažkokius gaidiškesnius biškį viešbučius žiūrėjom. Bet ir šiaip dėl šito kažkaip aš abejoju. Aš tai neabejoju. Aišku, dar prasidėjo ten tos raketas. Kai prasidėjo raketas, mes iškart jėmė. Žiūrėk, upės nėra. Nėra upės. Arba čia tik taip dalies šitos nėra. Gali būt, gali būt. Kitų yra. Nu, parodom, upės nėra. Nėra upės. Gal remontuoja kažką. Kažkoks picos pečius ir ten jau kažką kepa. Jo. Ir aš spėju, čia bus vakarienė. Vakarienė ten bus, ne? Buvo ten bus vakarienė. Nu, palabiškai. Nu, tai va, tai paskutinėje minutę jėmėm, jau žiūrinėjom ir paskiau jau atėjo tas laikas, kai jau reikia imt, nes turėjom įsisprausti tam tikras ribas, kada atostogas galim pasimti. Ir išlindo tas Long Beach pasiūlymas, sakau, jamam. Aš iškart sakau, jamam, jau nebežiūrim nieką, nes... Čia kažkaip dvėjojom, nes geresnė, čia 4 žvaigždutės, tai kažkaip galvojom, geresnį nebepaimsim. Ir kaina mums buvo 550 vienam žmogui. Tai su... Plius... Kadangi rokas dar nekainuoja mums, Jo, tai... ar kiam 5 eurus reikėjo? Jo, rokas 40 eurų, tai gaunas tada ant 3, 1100. Ir plus vizas 100 eurų. Tai va, tai už 7 naktis sumokėjom 1200. Tai va tokie reikalai. Gerų mums atostogų. Aš tai, kaip sakiau, Turkija už tokius pinigus ilsis kamputyje. Nu, nežinau, Bet taip- paskutinę minutę irgi gal gali rasti. Mes skridom už 700 rugsėjo gale. Matėt, koks ten buvo kambariuks? Žinai, ką tau reiktų, atsimeni tą laiką, kiek trunka išvažiuojant iš namų ir kol ten Turkijoje atsidūrė viešbutį ir čia. Tai 13 valandų. Tas pats? Tai aišku. Niekom čia nesiskiria. Nes tu važiuoji Turkijoj su dar su autobusu ilgiau. važiuoji, biškį, gan ilgą laiką. Nu ir čia. 13 valandų, jeigu nori, turi užtrukti, kad atsidurti čia. Nu, aišku, mum. Mes Šiauliuose, kadangi gyvenam, tai kas Vilniuje gyvena, tai gal jūs ten ir greičiau atvažiuot. Tai va, tai mes einam dabar ruoštis vakarieniai. Net nežinom, kur mes einam. Mes ryškiai atėjom ne čia, bet man atrodo, mes va čia paskui nueisim liftą ir iškilsime barą ir tenai nueisim. Nes mes pjaunam grybą dabar, einam ruoštis vakarieniai, o su šitą seriją jaučiu baigiam, nes jau nemažai prifilmavom, tai jeigu jums patink šitos mūsų nesąmonės daromos, tai paspauskit like, parašykit komentarą būtinai, nes tai, ką jūs padarysit, mūsų kanalai padės augti ir mes galėsim sukurti dar daug naujų video. Nu, ir patys darykime nesąmonės. Taip. būtinai. Bet kiek čia tą kainuoja nesąmonę padaryti? 550 eurų. Ir tu. Turi laiko, kurį niekada nepamirši. O jeigu dar nusifilmuosi, tai visada ir atsiminsi. Tai iki.